Prisiskynėme lauke serbentų šakelių. Turime štai tokius kiaušinukus ir truputėlį pasipuošime stalą Velykom. Labas antradienio rytas, mes su vaikais, kurie atostogauja nuo mokyklų ir darželių. Dabar važiuojame į savaitinį apsipirkimą, kurį aš labai nenoriu daryti su jais, bet ką darysi. Kad tai būtų lengvesnis apsipirkimas, tai turiu tokią taktiką, kurį jau puikiai suveikė praeitą kartą, tai bandysim ir šį. Bring aplikaciją, sudedu sąrašą visų produktų, ką mes pirksim, ir ten yra paveiksliukai. Ir kai įdedi į krepšiuką, gali paspausti ir pradingsta iš to sąrašo. Tai labai faina, vaikus motyvuoja ieškoti tų produktų, įdėti į krepšelį ir jie puikiai užsiema. Bubariška gale, nes turi po 5 eurus, pas mus buvo dantukų fėja ir Magdas iš taupyklės pasiėmė ir sakėm, šiandien važiuosim ir galės abu išleisti po 5 eurus. Tai žiūrėsim, ką jie nusipirks, ar kažką skanaus, ar kažkokį žaisliuką, ar kažką, nežinau, patys išsirinks. Kad nesenai pabaigiau knygą skaityti, klausytis apie vaikus ir pinigus ir kaip kalbėti su vaikais apie pinigus. Ir pratau, kad galima pradėti apie pinigus kalbėti ir anksčiau. Noriu, kad vaikai suprastų pinigų reikšmę ir vertę. Vat po truputį pradėsime paliesti tą temą ar pinigai. Tai vat šiandieną bus pirma pamokėlė jam tokia, kiek gali nusipirkti už 5 eurus. Kartais nusipirku kapučiną, Lidl, ne kartais beveik visada, kai darau savaitinį, man toks rytas, bet aš darau jį tokiu laiku, kai būnu darbe pusryčių dažniausiai, arba jau būna beveik pietus. Ir kai aš alkana, aš labai daug išleidžiu. Ir iš tikrųjų, tokia buvo įdomi diskusija Facebook'e prieš kelias dienas apie kiek šeimos Airijoje išleidžia į savaitę ant maisto. Mane labai nustebino, kad mes palyginus nedaug išleidžiam. 4 asmenų šeima maždaug nuo 150 iki 200 eurų išleidžia į savaitę. Tai mes 150 išleidžiam tik tada, jeigu važiuojame Lenkų parduotuvę. Šiaip mūsų savaitinis apsipirkimas apie 120 ir kartais būna taip, kad bent kas 3 mėnesius vieną kartą praleidžiam, nes tiesiog užsitęsia savaitę, nuo pritos išgyvenam ir neapsiperkam. Tai dar gaunasi vos ne vieną savaitę kartais susitaupo. Bet šiandien išleidau 120, 10, 15 eurų buvo tokių nesąmonių, kur nesiskaito maistas ar kažkas, laistytuvai vaikam, nusipirkau vien 10 eurų ant levandų, nes negalėjau praeiti, kvepia ir galvoju, reikės jas kažkur pasisodinti, net nežinau kur. Pardaviau per Facebook marketą batus, aš kažkada investavau daug pinigų į batus, nes galvoju, čia tokia investicija ilgam laikui, taip toliau, po gimdymo mano koja padidėjo pusę dydžio ir jie man nebetinka. Šie labai faini ilgi odiniai batai, tiesiog negaliu nešiuoti, jie man per maži. Tai važiuojame į paštą, važiuojame į parduotuvę, vaikai išleis po savo 5 eurus ir pas mūsų tokia smagi praleista popietė. Po kokį rinkinį šiandieną nusipirko vaikai. SpongeBob nuspalvinti buvo dažai, šepatukas ir štai tokia drobė. Čarlis nenustojo kosėti jau kokią 3 dieną, tai šiandieną nupirkau tokį dalykėlį ir iš tikrųjų labai padėjo. Tai Lidl parduotuvėje buvo štai tokie obolio ir medaus skonio guminukai, tai čia guminukas ant pagaliuko. Internete radau video, kaip tokius pasigaminti. Tai kadangi mums liko tik 3 pakuotėje, turiu šaldytą imbierą su citrina, įpyliau medaus ir vandens ir dabar viską
dardu. Šiaip reikėtų be skonio želatinos, bet turiu tokį, tiesiog per sietelį perleisiu visą šį dalyką, kai užvirs, ir tada sudėsiu želatiną ir supilsiu į mažas formelės. Ir manau, gausis tokie mini guminukai. Šiandien yra gerasis penktadienis, iš tikrųjų visai neblogas, bent man. Tai šįryt susitikau su drauge, ėjom papusryčiauti į tokią fainą kavinukę. Ir atvažiavo šiandien draugas, yra mano brolis. Tai visi susipakavo į mašiną, dar 2 šunis ir išvažiavo į labai fainą parką, kur mes esame buvo kelis kartus. Tai taip gerai lietus nupylė, tikiuosi nepagavo jų, gal kur nors po krūmų pasislėpė ir išvengė, bet jo, oras šiandieną labai permainingas, tai lyja, tai saulė, tai išvažiavo pasivaikščioti. Aš noriu pabūti namuose, apsitvarkyti, išsidėlioti daiktų. Šiandien visą rytą nebuvau namie, tai norėjosi pabūti ramybėje vienai. Tai va, draugauju su katinu, kuris nepalieka manęs ramybėje, eina šaukdamas ir nežinau, ko tu nori. Ko nori? Atėjau šį kambarį, nes aš čia retai užeinu ir čia toksai, kai nežinai, kur ką dėti, dedi čia. Čia yra mano tas kambarys, kur kaip iš draugų Monika, kur turi tą tokį slaptą baisų kambariuką. Tai va, čia mano toks kambariukas, visą laiką šiukšlynas. 100 pradėtų nepabaigtų projektų ir visi dalykai, ką aš planuoju padaryti, ką pradėjau daryti, ko nepabaigiau. Tai va, viskas yra čia. Tai va, šiandien buvau keliose parduotuvėse ir nusipirkau porą dalykėlių, tai einam parodysiu, ką nusipirkau. Visi pirkiniai neplanuoti, nes neplanavau apsipirkti. Ėjome tik tai į turgelį, nes norėjau prieskoninių žolelių. Tame turgelėje visą laiką randam šviežių prieskonių. Nusipirkau visą padėklą kiaušinių, nes mes labai valgom daug kiaušinių. Paskutiniu metu ypatingai. Ir šiandien dar radau putpelių kiaušinių Lenkų parduotuvėje, tai aš nusprendžiau, kad šiais metais mes nedažysime kiaušinių ir tiesiog virsime gražius putpelių kiaušinukus ir valgysime juos natūraliai gražius tokius. Nes man bent jau putpelių kiaušiniai patys skaniausi ir vaikam labai jie patinka. Tai va, šis dalykas visai nesąmoningas, bet man reikalingas, tai yra tokie, vat, nežinau kaip jie vadinasi, vienu žodžiu, kad pakabinti, turiu tokią lentą, į kurią smeigiasi tie smeigtukai ir aš ten kabinu vaikų visokius piešinius, dalykus, tai vat nebeturėjom šių dalykėlių. O, įsijungiu šviesą, geriau iš karto. Tai tik į Max parduotuvėje radau, ilgą laiką ieškau kažko gražu susipilti skystam muilui. Tai radau štai tokį labai kokybiškas, atrodo, iš firmos Blumus ir metalinis. Aš labai nenoriu keramikinio ar stiklinio, nes pirmiausia bijau, kad vaikai numes suduš ir susipjaustis. Antra, bijau, kad sudaužys plyteles, nu šios irgi toksai masyvus, tai nežinau, jeigu kristų, gal irgi duštų plytelę. Šis atrodo kaip su oda, bet čia ne oda, tokia įdomi tekstūra, na, labai kokybiškas, labai gražus. Šiandienos visiškas laimikis, tai yra Dr. Bronner's, čia yra magiškas muilas, tai vadinasi Castile Soap, produktas, kurį aš labai mėgstu ir esu nupirkusi ne kartą ir labai man patinka būtent šios firmos Dr. Gelis antibakterinis purškalas, ypač su levandom, jis yra tobulas. Mes dar su draugė juokėmės. Čia rašo 18 būdų, kaip jį naudoti, sakau, čia idealus vyrui produktas. Kaip, nežinau, kas matė tą nuotrauką, vyro šampunas tenais. Va, čia panašus dalykas, vyrui duotum irgi sueitų vis, gali kaip dantų skystį naudoti ir gali grindis plauti ir langus valyti ir absoliučiai milijonas būdų, kaip jį naudoti. Jų puslapyje, man atrodo, yra sąrašas 50 būdų, kaip jį naudoti, tai aš kažkada, kai tu nusipirkau jį, aš ir išbandžiau daugelį šių būdų ir kai kurie pasiteisino, kai kurie ne, bet jo, pamačiau šiandieną šią didelę pakuotę, 475 ml, 10 eurų, labai gerai kainai, 47 eurai, tai abejoju, 47 kainuoja, bet jisai nėra labai pigus, bet jo užtenka, aš nežinau, šis 2 metus kokius naudoju. Tai labai geras produktas. Tada buvom vienoj parduotuvėj, kur pamačiau ilgom rankovėm termodrabužius, tai paėmiau vyrui 2 pakuotės, čia yra maikės ilgom rankovėm, tai buvo dabar, kainuoja įprastai 12 eurų, dabar buvo po 5 eurus. Yra iš Dunn Stores parduotuvės.
Kitas dalykas tai yra mūsų abiejų mėgstamiausias kojinės. Šiaip vyrui perku, bet esu pavogusi tokias ryškesnis spalvas savo ir sakau, kad ten mano. Nors aš jam pirkau pakuotę, jam tiesiog atidaviau tas pilkas, pasiėmiau tas tokias. Labai gerai planas, labai švelnios ir soft touch kojinės, nesiburbuliuoja, nesigumuluoja, nesitraukia, puikiai skalbėsi. Jeigu jų nepamesi, tai turėsi labai ilgą laiką, kokybė tobula. Man ir vyrui labai patinka šios kojinės ir kadangi jos įprastai kainuoja 10 €, dabar po 5, tai paimu 2 pakuotės, nes, kaip sakiau, visai neplanuoti pirkiniai, nieko neplanavau pirkti, bet šiandieną pataikiau ant tokių nuolaidų visai fainų, tai kodėlgi ne, ypač kad būtent šios dalykus naudojame ir įprastai. Zonas. Tasai, kur būna su paveikslais. Rodžiu keliose savo filmukuose, kad aš atradau Primarke labai fainus blizonus su paveikslais. Tai šiandien radau dar vieną, tik tai su kapišonu ir tamsis mėlynos spalvos, kas man labai patinka. Ir štai taip, ir nugara atrodo štai tokia. Aš Primarko kokybę nepasitikiu ir daug tenis dalykų yra labai prastos kokybės, bet va tie blizonai 18 €, kalbiau nežinau kiek kartų ir nei ten tie paveiksliukai susilibdė džiavyklyje, nei kažkas, aš jas ir džiavinau ir, šiaip superinė kokybė, puikiai nešiojasi, puikiai skalbėsi. Tai va, šiandien užmačiau dar vieną ir nusipirkau 18 € ir, žiauriai man jie patinka. Prisidarbu, dabar reikės pabaigti. Pirkau lūpų pieštuką. Kodėl mes ėmė į Primarką, nes draugė ieškojo, kad 3 pieštuko spalva, sakė, kokia dabar ten buvo, Vibe, Queen Vibes, karalienė, tokia. Ir esmė ta, kad tos spalvos neturėjo, bet man šį patiko ir nusipirkau 3 centais. Ji labai mėgsta Charlotte Tilbury kosmetiką, kas žino, ta kosmetika kainuoja nemažai ir sakė, kad ta būtent spalva atitinka jos mėgstamiausią nudinį pieštuką iš Charlotte Tilbury ir dar geriau laikosi ir dar kainuoja 3 € ir yra kosminis, tai kelintą kartą jau perka tą K3 pieštuką ir dabar tikėjosi rasti spalvą, bet nebuvo. Tai kadangi šis man visai patiko, spalva yra Manhattan, nes tai yra truputėlį šviesesnis, turbūt man irgi būtų labiau patikęs, bet jo, 2 paskutiniai dalykai, tai yra štai tokie maži rinkinukai. 2,5 € ir čia eskavatorių pastatyti, o čia pastatyti štai tokį paukštį. Įdėsiu į vaikų velykinį kiaušinį, kad gauti Velykų rytą. Ir kalbant apie Velykas, tai vakar atėjo mano siuntinukas iš Amazon. Užsakiusi medinius kiaušinius iš Temu, bet atvažiavo jie man per maži. Ir atvažiavo jie su tokiu kirstu galu, kad jie stovėtų patys. Ir aš to visai nenoriu, nes aš noriu tų kiaušinių ridenimui. Tai turiu, štai užsakiau iš Amazon 10 €, kiek čia 10 kiaušinių, kiaušinių dėkliukė, kas labai faina, ir galėsiu gražiai susidėti atgal kitais metais, ir va tie tokie, kiaušinukai mediniai, daugkartiniai, ir gali juos dažyti, gali puošti, aš turbūt duosiu vaikams va šitaip, ir ką mes su jais darysim, tai bandžiau sugalvoti, kaip padaryti tą trasą ridenimui. Nieko gero aš nesugalvojau ir po to prisimenu, kad vaikai turi mašinos Hot Wheels tokią trasą. Tai gal reiks pabandyti paridenti tuos kiaušinius ant tos Hot Wheels trasos ir gal visai neblogai gausis. Tai vat turiu kiaušinių ir žinau, kokios noriu, niekur negaunu. Pas mus tokia dalyka iš viso neegzistuoja kiaušinių ridenimas čia, tai niekur nenupirksi. Žinau, kad lietuviai, kai kurie daro, tais lazeriais ten išpjauna, bet aš noriu netokios, aš noriu iš tikro medžio, išskaptuotos, tokios senovinės, sunkios. Žinau, ko noriu, negaunu. Tai kai gausiu, nupirksiu ir galėsime labai fainai ridenti. Tai va, 10 kiaušinių ir turėsime ką ridenti, nes paskutiniais keliais metais ridename tikrus virtus kiaušinius ir išsitaško jie per laiką tenais. Taigi Max parduotuvėje buvo nuostabus tokie panašus kiaušiniai išgraviruoti ir atrodė jie labai labai gražiai. Tai dar galvojau, sudvėjojau, gal šios gražinti, gal nuspirkti, bet anų forma nebuvo ideali ir gal net gerai rėdės. Šie atrodo, kad puikiai turėtų rėdėti, tai vat, manau, pasiliksiu šiuos. Tai va, tokie mano pirkiniai. Mes po pusryčių gal 4 valandas vaikštinėjom visur. Tai buvom ir bibliotekai, kuri buvo uždaryta, nes atėjo mano knyga, kurią noriu labai perskaityti ir buvau užsisakiusi, kad atvežtų būtent tą biblioteką. Buvom Sendaikčio antikvariatų parduotuvėje, buvom tokio knygų parduotuvėje, kur mes tik nebuvom šitai. Ir labai puikiai praleidom rytą. Čia su džiovintais pomidorais ir dar kažko, bet neprisimenu su kuo. Tai Magnus laukia visą rytą, taip? Ir su kuo valgysi? Su avokado. Tau labai patinka? Mhm. Tavo mėgstamiausias maistas? Taip, darysim? Taip. Taip, va, turim dar pomidorų ir einam daryti kažkokių pusryčių su šia nuostabia duona. Kas čia yra, papasakok? Guacamole. Pasidarėm savo mėgstamiausią guacamole ir aš jį darau šiek tiek kitaip, nes man labai patinka kalendra.
Tai vat su trynėm avokadas buvo idealus. Pasiskrudinom duonelę šiek tiek ir einam pusryčiauti antrą kartą, ar jeigu ne trečią. Ką reikia daryti, viską supjausyti ir išmaišyti? Taip. Ai, labai maišyti. Taip. Ir labai skani duona. Pirksim tokią duoną vėl. Nu, gerai. O žiūrėk, kad tu gali nuplauti šiandien. A ką čia Pegasas? Susitinkame su puodeliu kavos. Nuostabiai gražiu puodeliu. Mano mėgstamiausias. Mano vyrai visi ilsisi viršuje ir taip tylu, ramu, net katinas dingo, šuo savo narve, aš kviečiau ją ateiti, bet matyt galvoju, palauk, aš ją maudysiu ar dar kažką, nes paskutinės gal 3 dienas aš ją kasdien maudžiau, nes pas mus labai lyjo lietus, daug tešlos lauke, tai grįžta po kiekvieną pasivaikščiojimą tokio purvinumo, tai aš ją tiesiog nuolatos maudau. Ir ji manęs pradėjo vengti, nes galvoju, kad aš ją vėl eisiu maudyti. Šiandien pasidalinom su vyrų vaikais ir mes tą dalyką darome gan dažnai. Tai vyras pasiėmė Čarlį, jie važiavo į regbio treniruotę žiūrėti brolio ir tada važiavo į parką pasivaikščioti ir į parką, į parduotuvę, o aš pasilikau namie su Magnus ir mes sugalvojame užsimti tokiais buitiniais dalykais, kas mums abiems labiausiai patinka. Ir užsimovėme guminius, striukes, bet buvo šilta, tai teko išsirengti vėl ir ėjome tvarkyti kiemo, sodinome gėlytes, išėjome į namo priekį ir tenais pamačiau, kad pas mus labai daug pienių priaugo. Ir žolė nuėjo gabalais per visus remontus, nes darbininkai lipo tenais ant tų vietų ir tiesiog didelis tešlynas, pusė žolės nėra ir yra labai daug pienių ir kažkokių kitokių augalų ir samanų ir visko, tai bandžiau šiek tiek šiandieną nukasti visą tai. Padariau dalį ir palikau, nes iš tikrųjų nežinau, ką daryti. Ar bandyti auginti pievelę gražią, ar iš viso nuimti tą žolę ir ten kažką kitą daryti. Kokiais akmenukais užpilti ar kažkuo, tai vat. Nebesilsi mano vaikai, eina ieškoti ledų, nes šiandieną važiavo į Aldi parduotuvę būtent dėl Paw Patrol ledų. Štai tokie vat ledai. Valgysit? 6 pakuotėje. Kas labai nori jų? Aš. Abudu norit? Tai vat, rami mano popietė baigėsi, baigiu kavą ir galvoju galbūt eiti į kiemą ir pabaigti, ką aš ten dariau. Labai saulėta ir graži diena, vis palyja, bet tie tarpai tarp lietaus yra labai nuostabus ir šilti, tai galvoju reikia vėl apsirengti ir vėl eiti į kiemą ir pabaigti savo darbus. Tai vat, eisime turbūt į kiemą, taip? Gal nupiešim kiaušinius? Čarlis parašo piešti kiaušinį. Tai rytoj Velykas, ne šiandien, rytoj piešim kiaušinį. Per Velykas reikia piešti kiaušinius. Rytoj Velykos ir mes dažysime ryte kiaušinius. Ir jeigu vaikai bus šiandien labai super duper geri, kas ateis? Zuikis. Šiandieną buvo pas mus Velykų bobutė atėjusi. Po šokoladinį kiaušinį palikom palankės taip. Tai radom 2 kiaušinius ant lango paliktus ir Magnus sakė, matė, kad Velykų bobutė atnešė. Ir jeigu ne mūsų rinks skambutis, mes irgi nebūtumėm sužinoję, kas ten paliko tas kiaušinis, bet mūsų šalia kaimynė buvo Velykų bobutė ir paliko vaikams po velykinį kiaušinį dovanų, tai labai faina. Tai šiandieną darysime tinginį su vaikais ir paprasta ir su varškinis man labai patinka, bet čia turbūt bus vakare. Aš manau, mes einame į gryną orą, nes tokių gražių dienų retai būna.
Vyksta velykinis pasiruošimas, tai vaikams rodžiau kažkuriame iš paskutinių filmukų, dariau šiuos krepšelius, tai va rytoj bus puikia proga juos išbandyti, renkant kiaušinius, tai nupirkau pakelti tokių kiaušinių, jie atsidaro, tai vyras nuvažiavo dabar į degalinę, jam reikia degalų, bet to pačiu paims saldainiukų, tai dėsime po saldainį ir Velykų zuikis padovanos 2 knygas, kurių jie labai nori, tai čia yra Grufalo rašytojos, yra viena mūsų mėgstamiausia, būtent ši, turime šią, dabar žiūrėt, šitą ir šitą. Mes pradėjome po truputį rinkti į kolekciją, nes labai gražios ir labai fainos pasakos. Knygų tai užsakiau Amazon ir dabar buvo kaip tik per Amazon tas dienas 2 knygos už 7 poundus. Nuo praeitų metų turiu tokius maišelius, kur šiaip dedame dovanėlės Velykų progą. Tai šiais metais gaus po šitokį rinkinuką iš Primarko. Ir tą rytą galės nudažyti po kiaušinę. Tai pat nupirkau tokį rinkinuką. Vyras nupirko 8 tokius kiaušinukus ir guminukų pakelį. Tai vat, į tos plasmasinius idealiai tiko šie šokoladiniai. Tai įdėjau padariau po 2 tokius. Jie čia yra balto šokolado. Ir tada į kitus likusius po guminuką įdėjau. Tada pabėg. Oh God. Tas zuikis. Что в корзинке? А мне в школе вот такой есть кишку. Лего! Лего, не ты. Вот это да. Киндер-сюрприз. Ir tu taip pats pastatėjai tokį gražų. Taip. Maksimus, raminkis. Tu esi naminis katinas ir tu neisi į lauką. Ne. Ne, tu esi naminis. Nu, kam sudužo? Magnus sudužo. Dabar tu Čarliui. Tavo sudužo? Taigi sutinkame dieną po Velykų, tai po visų mišrainių, šašliukų ir skanumynų šiandieną labai noriu sriubos. Ir kadangi turiu užšaldytuvę kalafiorą, tai sugalvojau sukurti receptą ir sudėjau viską, ką turiu ir verdu dabar kalafiorų sriubą. Tuo pačiu pakepinu duonos likučius, tai supjaušiu juos, pakepu ir labai vaikai mėgsta užsiberti ant duonos, taip pat ant salotų labai skanu. Ir dar dabar radau šaldytuve tokius kampučius. Tai mano naujas atradimas yra jų neišmesti, mes jų niekas nemėgstam valgyti. Tai aš jas nemetu, dedu į šaldiklį vieną maišiuką. Ir kai susirinka nemažai, ant keptuvės alyvuogių aliejus, šiek tiek prieskonių, supjaustu mažais kubeliais ir gaunasi labai skanus paprastukai ant salotų arba ant sriubų. Jeigu jūs ir jūsų vaikai nevalgo tų kampučių, nemeskit lauką. Dar tinka karštiems sumuštiniam, nes atsuku į tą pusę ir niekas nesupranta, kad aš sunaudojau taip, bet šiaip pas mus dažniausiai išsimesdavo ta dalis duonos ir dabar stengiamės ją kažkaip sunaudoti.
Ką čia įdėjom, papasakosi? Viskas, ko į kursinės. Sumaišysim ir iškepsim ir gausis Lego gimtadienio keksiukas, taip? Aš žinau. Vai. Šaunuolis. Aš moku. Pumuta. Su gimimo diena. Kiek Lego metų? 2. Šiek Lego, čia tavo tortas. Vau, koks gimtadienio tortas. Man reikia. Ir valdai su Lamontu. Tavo gimtadienio dovana atvažiavo. Na, kas atidarys? Gražus? Fredis? Nu ką, eikit padovanokit šuniukui, parodykit Lego. Lego. Žiūrėk, ką tu gavai dovanų. Oi, kaip džiaugsis. Lego, žiūrėk, ką turim, neškis. Vau. Lego, parodė, ką čia turi. Išsineša į lovą. O tam padaš. Давай. Вот это уже нельзя было. No, I'm scared. Su Čerliuku važiavome apsipirkti savaitį, tai dabar noriu sutvarkyti šaldytuvą, bet čia buvo kiaulienos kepsniukai tokie, vieni aštrus, kiti ne, tai 2 neaštrus liko vaikams dar kartui, o mes su vyru valgėme tos aštrius ir ką tik pietum. Ir aš tas dėžutes išsiplaunu, viršutinėje būna skylutės, šita sulaiko vandenį ir labai gerai sėklom ir auginti viską. Iš manęs tokia sodininkė, bet va dabar viršui užauga mano saulėgrąžos. Ir didesni šansai, kad jos išgyvens, jeigu jos šiek tiek paaugintos, tai vat noriu šiek tiek paauginti namuose ir tada perkelsime į lauką. Keliu ėjom pro gėlį, sako, žiūrėk, kokias gražias, aš tau nupirksiu. Tai vat leidau jam nupirkti man tulpių. Tada paėmėme paprastų tokių bandelių, nes darysime burgerius šią savaitę. Čeris norėjo tokių riestainiukų. Tada Čeris nupirko savo ir broliui štai šitokį dalyką ir sakė, nešis pas kaimynų mergaitės pavaišinti ir jas, nes pas jas, kai nueina, gauna visą laiką savo kaimynų visokius skanėstų ir ledų, tai va dabar turėsi jas ko pavaišinti. Aš mėgstu be nieko, tai va mano tas liūdnasis, Čeris mėgsta šios, o vyras su Magnum pasidalins, kurį labiau. Čia yra miksas kiauliena ir jautiena, ką aš pati seniau darydavau, maišydavau, o dabar yra pirkti, tai va labai patogu. Tai geriausias mano, nežinau, užpritų gal metų pirkinys yra štai šie maišai, jie užsideda ant krepšiuko ir jie yra 3, tai yra 2 paprasti ir vienas yra skirtas šaldytuvui su tokiu plėvele viduj. Tai šie maišai yra kosminiai, jie stiprus, jie dideli ir mano visas savaitinis sutelpa į 3 šios maišus. Šią savaitę ypatingai sunkus jie buvo. Pienas, 3 litrai, kartais užtenka savaitį, kartais ne. Pomidoriukai, man nepatinka dideli pomidorai, aš mėgstu mažesnius. Tada buvo, nežinau kokia ten savaitė skaitasi, bet buvo įdomesnių prekių, tai paėmiau saldžių popkornus, saldus popkornai yra man patys mėgstamiausi, tai užmačiau pirmą kartą juos. Aš kukurūzų labai nemėgau ir šiaip nelabai mėgstu, bet atradau būtent šiuos vakuumuotus, juos supjaustai, pakepi keptuvėn trupučio sviesto ir druskos ir yra kosmosas. Kitas dalykas, salotos, 4 pakuotės, nes buvo 40 centų ar 50 centų pakuotė vietoj eurą su trupučiu. Tai ką aš darysiu, kažkuria dieną nepatingėsiu, išlupsiu visus juos, susitarkuosiu ir susišaldysiu mažais kubeliais ir turėsiu šaldiklyje.
Tada yra slyvos džiovintos, darysiu granolą, tai paimu tokių dalykėlių, morkos, agurkai irgi, man atrodo, 2 ar 3. Mūsų pagrindinė daržovė yra agurkas ir paprika namuose, tai jų perkam daug, basmati ryžiai, mandarinai. Mūsų mėgstamiausios paprikos šiuo metu yra šios ir su kiekvienu maistu vaikai valgo jas. Riešutukai migdolo. Tada man padažas, nes labai senai pasibaigė. Obuoliukai. Pradėjom pirkti mažiukus, nes tas vaikų turi žinot tą turbūt dalyką, kad prakanda ir nesuvalgo viso arba pusę suvalgo. Kitas dalykas buvo labai fainas atradimas. Tai aš net nežinau, kad tokių yra, bet yra pirštinės vaikam sodininkystėj. Ir, pažiūrėkite, žiauriai cute. Ir 4-6 metų, tokias, nemažas jau, mano bus truputį didelės, bet jie darbuojasi su manim kieme, tvarko visą laiką, kai aš tenais eina man padėti, kai darau kažką kieme. Tai vat nupirkau jiems šitokias pirštinės. Žiauriai fainos. Šią maišę dar yra dalykų, bet viskas jau kartojasi, ką rodžiau. Žuvis hekas, aš žuvies nemėgstu, mano vaikai nemėgsta ir mes kažkaip nenori ją valgom, bet radau pas save labai fainą padažą, yra su... Iš Ikėjos yra toksai padažas skirtas žuviai, jis turi krapų ir aš atsimenu darydom receptą su bulvėm, tas padažas ir žuvis ir būdavo labai skanu. Tai kadangi aš turiu tą padažą, galbūt paimsiu žuvies ir pabandysime tą receptą pasidaryti. Taip pat hekas, pakuotė vištos krūtinėlių, varškė, dar tie popkornai saldus, šoninė, bekonas. Magdus pasinešė ant avokadų, prieš porą dienų verkė, kai suprato, kad jų nebeturim. Prakiro pakuotė. Tai buvo ašarų pakalinė, kad neturėjom avokadų. Štai tokie marinuoti ar konservuoti, aš nežinau, burokėliai. Mūsų mėgstamiausi agurkėliai, tai yra būtent su oranžiniu dangteliu su medum. Šie yra kosminiai. Vaikai labai mėgsta, su visko valgo. Uogienė. Tai kiek aš jų nupirkau? Dar vienas. Matyti dėjau. Tada yra paprasti, kuriuos įprastai perkam, tai čia tie su sviestu, nes popkornai pasibaigė, buvo brolis ir mes ilgą darom kino teatro vakar ir neturėjom popkornų. Tada paimu 2 tokias šluostės pakuotėje ir virtuviniam spintelėm valyti. Tada yra, kaip jis vadinasi, karstyčios, bet su burbuliukais, tai nežinau. Žodis, kurio visiškai neištariu, tai yra šis padažas ir aš jį naudoju į burokėlių sriubą, aš jį naudoju į troškinius. Štai tokie agurkėliai ir foi, nesuklydau. Aš jų kelintą kartą netyčia nusipirku su čili ir niekam nepatinka, vyras suvalgo. Bet jo, reikia labai žiūrėti, nes mano mėgstamiausia iš Lidl kava, būtent ši, vyro mėgstamiausias šokoladas su razinom ir riešutais. Popkorną. Man atrodo, mes su Čerliu žiūrėjom popkornas, jis įdėjo, aš įdėjau ir tada gal dar kartą įdėjom, nežinau. Ir toksai dalykas gali stovėti, tai nieko tas. Tada ryžių trapučiai, apelsinų sultis su gabaliukais, būtinai su gabaliukais, nes tada šios bulvės, stengiuosi jas pirkti organiškas ir dabar perku morkas organiškas visada. Ir paskutinis maišas. Dešrytą su muštinėms, toks sūris, tada šaldyta pica, ekstra atvejam kamerai turėti. Mozzarella sūris, dar viena varškė, štai tokie ledukai, graikiškas jogurtas, štai toksai sūris ir vaikam labai patinka šiais dešrelės, tai yra su medum ir garstyčio, iš tikro kosminės ir labai gerai iškepa mūsų ninja puodė. Tada radu nukainuotą viščiuką su prieskoniais, su viskuo, tai aš jį galvoju pašausti Jorkite šiandien vakarieniai ir jisai netgi turi tą savo skardą, viską. Tai ką mes kameroje visą laiką turim, tai yra tokias dešrytės mažos, labai puikiai kepa irgi tame puodė ir ant keptuvės turbūt gali, nežinau, bet mes kepame jas visą laiką savo airfryerį ir jos tokias miniatiūrinės šaldytos vyšnios, šaldytos braškės. Magdus mėgstamiausias šaldytas krevetės. Ir tada saldžios bulvės, bulvytės šaldytos irgi. Jas visą laiką turime šaldiklyje, neplanuotas pirkinys. Nežinau, dar pasiliksiu, nepasiliksiu, reikia pamatuoti kiek. Mes turime lauke vandens kraniuką, noriu atsivesti jį link durų, kad galėčiau nuplauti Lego kojas, kai grįžta iš pasivaikščiojimų, arba šiaip kieme purvina. Tai radau va štai šitokį dalykėlį ir patiko va šitas vandens šautuvas, nežinau kaip jį pavadinti. Tai 25 eurai, bet tada nuvažiavau į Homebase ir už 35 dvigubai daugiau metrų, didesnis ir atrodė šiek tiek geriau. Tai nežinau.
ar pasiliksiu ar ne, galbūt grąžinsiu. Kur buvom Homebase, buvom Homesavers, tada buvom Homestore & More ir Homestore & More radom labai gražius dalykėlius. Tai pažiūrėkite, kokią grožę indukai. Ir juos nusipirkom 4, gal reikėjo dar 2 prigrėbti, bet idealus dydis desertui, ledo rutuliukui ar želė ar kažkam, toksai labai gero dydžio, taip pat labai faina padažams. Tai vat, paimu juos 4 ir jų kaina 1,5 €. Labai pirštinės dar kažkur yra, tai nusipirkau dar IKEA sodininkavimui skirtas pirštinės ir tada radau prie kasos šį dalyką. Šis dalykas prisiklijuoja prie stalo, jis palaiko maišiuką ir tu gali tenais viską sudėti ir niekas negrivinėja. Tai vat būtent aš dabar tą darau, su maišiuku dedu mėsą, bet aš darau sultinius. Ir man tie sultiniai, aš negaliu puodą pildama nukošti ir to pačiu man grūna tas maišelis. Tai pamačiau už 2 € šį dalyką ir galvoju, pabandysiu. Prasidėjau internete, noriu nupirkti vaikam vandens stalą arba tokį kaip sensorinį stalą ir niekas man nepatiko. Tai nupirkau tokia didžiulė dėžė, turi dangti ir reikės kažkaip padaryti jai kojytes. Tai va, čia bus projektas ateityje. Tai va, tiek kol kas iš manęs ir susitiksime mes greitai.